Кайф. Да. Taigi, o dabar kaifas. Taip. Rusija ką tik užpuolė NATO šalį. Ir šį kartą tai nebuvo tik kažkokie nuklydę dronai, tai buvo rusiška raketa KH-101. Viena pažangiausių sparnuotųjų raketų, kurias turi Rusija. Tai reiškia, kad tikimybė, jog tai buvo atsitiktinumas, yra labai maža. O dabar dalis, kurios beveik niekas nesitikėjo. Kažkas iš tikrųjų numatė šį išpuolį prieš kelias savaitės. Viską detaliai užrašė dar prieš tai, kai tai įvyko. Taigi šiame vaizdo įraše mes aptarsime, kas tai buvo ir kodėl Rusija vis tiek įvykdė išpuolį, nors jų planai buvo atskleisti. Vladimiras Putinas tikėjosi, kad šis išpuolis pagaliau pastatys Lenkiją į savo vietą. Galbūt Lenkija nustos padėti Ukrainai ir pagaliau pradės rūpintis savo pačios gynybą. Vietoj to jis sukėlė būtent tą pasekmę, kurios labiausiai stengiasi išvengti. Ir tai tik pirmasis planas, kuris jam sužlugo. Nes matote, Vladimiras Putinas taip pat pasiuntė žudikų būrį į Ukrainą, kad suvestų asmeninės sąskaitas. Na, ši misija taip pat nepavyko pagal planą. Tiesą sakant, viskas, prie ko dabar prisiliečia Putinas, virsta nesėkme. Krymas byra. Rusijos sandėliai dingsta tokiu tempu, kad man pačiam teko dar kartą pasitikrinti skaičius. O pačioje Rusijoje žmonės jau neapsiriboja vien skundais. Dabar jie tiesioginės televizijos eteryje sako tokius dalykus, kurie dar prieš metus būtų buvę neįsivaizduojami. Kaip žinote, mano vardas Semas ir jūs žiūrite Business Basics. Pradėkime nuo svarbiausios šios savaitės naujienos. Rusija užpuolė NATO šalį. Rusijos sparnuotoji raketa paliko kraterį Lenkijoje, maždaug už 60 mylių nuo Ukrainos sienos. O oficialioji formuluotė, bent jau iš pradžių, šį išpuolį pavadino dar vienu neatsakingų Rusijos veiksmų pavyzdžiu. Bet ar tai tikrai buvo neatsakinga? Nes maždaug prieš mėnesį Amerikos žvalgyba paskelbė ataskaitą, kurioje teigia, kad kažkas panašaus gali įvykti. Tai nutiko Liepos pradžioje. Pažiūrėkite. Buvo JAV perspėjimas, kad Rusija planuoja ataką prieš Lenkiją, norėdama patikrinti NATO ryžtą. Ir tas perspėjimas iš tikrųjų buvo perduotas Lenkijos prezidentui tiesiogiai JAV žvalgybos praėjusio mėnesio pradžioje. Jame buvo daug detalių. Dabar, prieš pereidamas prie detalių, prisiminkite, mes jau esame matę šį scenarijų anksčiau. Dar 2022 metais, o iš tikrųjų net ir 2021-aisiais, JAV žvalgyba sakė Ukrainai ir Europai, kad Putinas planuoja visišką invaziją. Rusijos vadai tuo metu patys to dar nežinojo, bet JAV žvalgyba tai žinojo. Atrodė, tarsi jie galėtų skaityti Putino mintis arba galbūt jo laiškus. Jie turėjo kažką iš jo artimos aplinkos, kuris jiems viską perdodavo. Tačiau problema buvo ta, kad dėl Irako karo ir visko, kas buvo prieš tai, kai kurie svarbus sąjungininkai, tokie kaip Vokietija, tiesiog netikėjo tuo, ką JAV bandė pasakyti Europai. Jie iš tikrųjų manė, kad tai kažkokia amerikiečių apgaulė. Ir Ukraina taip pat tuo visiškai netikėjo. Tačiau dėja, žvelgiant atgal, žinome, kad tai nebuvo apgaulė. Putinas iš tikrųjų įsiveržė į Ukrainą ir tas įsiveržimas vis dar tęsiasi. Deja, dėl Europos sąjungininkų ir Ukrainos nenoro, Ukraina iš tikrųjų buvo mažiau pasiruošusi nei galėjo būti, vien todėl, kad perspėjimais nebuvo patikėta. Ir atspėkite ką, šio mėnesio pradžioje JAV žvalgyba pataikė tiesiai į 10-tuką. Taigi leiskite parodyti jums šią ataskaitą, kuri buvo paskelbta. Pasak žvalgybos, Rusija svarstė kelis provokacijos scenarijus prieš Lenkiją. Vienas iš jų būtų atsitiktinis drono smūgis į kritinę infrastruktūrą. Kažkas panašaus į elektrinę, kažkas labai svarbaus. Kitas scenarijus būtų oro smūgis, skirtas suaktyvinti Lenkijos oro gynybą netoli sienos. Ir dar yra pats ekstremaliausias scenarijus šiame pranešime, kuris apimtų tikrą hibridinę ataką pasienio regione. Šiame scenarijoje Rusijos kariai įžengtų į Lenkijos teritoriją. Versija būtų maždaug tokia. Rusija apsimestų, kad vienas iš jos sraigtasparnių ar naikintuvų nukrito Lenkijos teritorijoje dėl GPS gedimo. Žinote, tiesiog nekalta klaida. Tada būtų aktyvuota gelbėjimo misija ir Rusijos kariai peržengtų sieną, kad išgelbėtų savo žmones. Tačiau jie iš tikrųjų niekada neišeitų. Jie tiesiog užimtų Lenkijos teritoriją. Dabar žinau, kad tai skamba šiek tiek kaip iš pasakų šalies, bet prisiminkite, tai ta pati šalis, kuri tikėjo, kad užims Ukrainą per 3 dienas. Ir be to, žinoma, tai tik Rusijos svarstymai, ką jie galėtų daryti. Ir tai yra pati beprotiškiausia jų turėta idėja. Šiame scenarijoje mintis būtų ta, kad JAV ar kiti NATO sąjungininkai sustabdytų Lenkiją nuo atsakomųjų veiksmų prieš jos teritorijoje esančius Rusijos karius. Ir tada Rusija derėtųsi su NATO, su Jungtinėmis valstijomis. Ir jie sugalvotų kažkokį susitarimą, pagal kurį Rusijos kariai pasitrauktų iš NATO teritorijos. Ir per tas derybas vienas Rusijos reikalavimas būtų gana paprastas.
Jie norėtų, kad vakarų šalys nutrauktų karinę paramą Ukrainai. Jei visi sutinka, Rusija išveda savo karius ir gauna tai, ko nori – nutraukiama vakarų pagalba Ukrainai. Kaip sakiau, skamba kaip pasaka. Žinoma, ši idėja turi tam tikrų spragų. Pirmiausia, Rusija šiuo metu iš tikrųjų negali sau leisti visapusiško karo su NATO. Kaip žinote, Rusijos kariai dabar gana užsiėmė 3 dienų specialiąją karinę operaciją, apie kurią Putinas nelabai mėgsta kalbėti. Žinoma, pasak Rusijos, geriausias scenarijus šioje situacijoje būtų tas, kad jie pakenktų Lenkijos suverenitetui ir priverstų NATO atrodyti kaip popierinį tigrą. Ir galiausiai svarbiausia dalis – nutraukti vakarų paramą Ukrainai. Visa tai būtų padaryta nesukeliant konvencinio karo, kuriame Rusijai reikėtų pasiųsti daugiau karių ar daugiau technikos. Žinoma, taigi, kai mes periname prie to, kad Rusija gauna viską, ko nori be konvencinio karo, apie tai ir kalbėsime, gerai? Žinoma, tai yra Rusijos planas. NATO buvo apie tai paklausta ir jie netgi įvardijo 2 konkrečius Rusijos miestus, į kuriuos jie ketina smogti. Prieš perinant prie NATO atsakymų, paklauskime savęs, kodėl Rusija renkasi Lenkiją? Kodėl nepasirinkti kokios nors kitos šalies, tarkime Baltijos šalies, ar ne? Na, čia turime pažvelgti į tai, kas šiuo metu vyksta tarp Lenkijos ir Ukrainos. 2 šalių santykiai dabar yra daug silpnesni nei prieš metus. Ir tai susijęs su įvykiais, kurie nutiko 1943 metais. Matote, visai neseniai Zelenskis vieną iš Ukrainos karinių dalinių pavadino Ukrainos nacionalisto, kovojusio prieš Sovietų sąjungą Antrojo pasaulinio karo metu, vardu. Šio žmogaus vardas yra Bandera. Jis siekia nepriklausomos Ukrainos valstybės ir labai atkakliai kovojo su sovietais dėl to. Taigi Ukraina jis labai gerbiamas. Tačiau tas pats žmogus taip pat siejamas su masinėmis etninių Lenkų civilių žudynėmis 1943 metais. Taigi Lenkijai tai iš tikrųjų yra labai gili istorinė trauma. Todėl, kai Zelenskis pavadino dalinį žmogaus, kurio Lenkija taip nekenčia, o Ukraina taip myli, vardu, tai tapo skaldančia tema tarp šių 2 šalių. Ir Rusija pastebėjo tą plyšį, o dabar tikisi įkišti ten pleištą ir dar labiau paaštrinti situaciją. Ir būtent todėl Rusijos planas buvo nukreiptas į Lenkiją. O geriausias scenarijus būtų, jei Maskva gautų viską, ko nori. Tačiau dėja, Putinui NATO turi savo atsakymą į šį planą. Ir, pasak NATO vado, jei Rusija pradės kokias nors tiesioginės provokacijas, NATO atsakys tuo pačiu. Ir štai 2 miestai, į kuriuos NATO ketina smogti. Pirmasis, žinoma, yra kariniai smūgiai Kaliningrade. Arba jie galėtų smogti Rusijos karinėms jūrų bazėms Sankt Peterburge. Taigi, akivaizdu, kad NATO labai viešai sako, jei bandysite ką nors panašaus, viskas klostysis ne taip, kaip tikitės. Tai Rusijai baigsis labai, labai blogai. Taigi klausimas, kodėl Vladimiras Putinas vis tiek ryžtųsi surengti raketinį smūgį Lenkijai, jei žinojo, kad jo planas jau atskleistas? Ir jei jis žinojo, kad NATO nereaguos taip, kaip jis norėtų? Visa tai mus atveda prie neseniai įvykusio smūgio. Praėjus vos mėnesiui po to pranešimo paskelbimo, Rusijos sparnuotojų raketa vis tiek kirto Lenkijos teritoriją. Ji nukrito netoli Lenkijos kaimo ir paliko 10 metrų gylio kraterį. Šioje vaizdo medžiagoje matyti, kad raketa nukrito visai šalia gyvenamųjų namų. Taigi ten gyvena žmonės. Laimiai per šį išpuolį niekas nenukentėjo, o raketa nukrito tiesiog tuščiame lauke. Tačiau truputį čia, truputį ten ir jau kalbėtume apie sužeistuosius ar net žuvusiuosius NATO šalyje nuo Rusijos raketos. Ir atspėkite ką? Lenkijos vyriausybė į tai nežiūri kaip į paprastą klaidą. Jie tai vertina kaip pirmąjį žingsnį didesniame Rusijos plane. Vyriausybės saugumo centras dabar ragina piliečius ruoštis naujiems išpuoliams, susikrauti išvykimo krepšius, susirasti artimiausius slėptuvių vietas ir parsisiųsti oficialius saugumo vadovus. Ir atspėkite ką? Jei pagalvosite logiškai, atrodo visiškai tikėtina, kad netrukus bus daugiau išpuolių. Pagalvokite apie tai. Tiesiog pažiūrėkite į tendenciją. Pirmiausia, Rusija paleido keletą atsitiktinių dronų, tada pasirodė raketos ir iš Ukrainos pusės nebuvo jokio stipraus atsako. Taigi Rusija toliau lips eskalacijos laiptais, kol supras, kur yra raudona linija. Ir žinoma, aš nesakau, kad NATO atsakas būtinai turi reikšti puolimą prieš Rusiją. Tai gali būti grinai gynybinis veiksmas, bet vis tiek parodytų Rusijai, kad NATO nebijo kovos. Štai pavyzdys iš kitų YouTube kūrėjų. NATO galėtų paskelbti gynybinę neskraidimo zoną, kurią užtikrintų NATO naikintuvai ir NATO raketos. Iš esmės sakoma, žiūrėkite, su Ukrainos leidimu mes numušime viską, kas pasieks vakarų Ukrainą, nes tai jau per daug artėja prie mūsų pačių sienų. Ir tai būtų pakankamas signalas Rusijai ir pakankamas pažeminimas Putinui, kad Rusija liautųsi bandžiusi tokius dalykus. Laimiai mums visiems, net ir be NATO atsako, Putino Lenkijos planas jau žlunga jam prieš akis. Pažiūrėkite. Prisiminkite, visa šio viso Rusijos vykdomo plano esmė yra įbauginti Lenkiją, kad ji nustotų remti Ukrainą. Ir atspėkite, ką Lenkija daro po šio raketos smūgio.
Lenkija dabar svarsto galimybę suteikti Ukrainai papildomų Patriot raketų, po to, kai Rusijos raketa nukrito Lenkijos teritorijoje. Taigi visiškai priešingai nei tikisi Kremlius. Dabar paleiskime tą Curb Your Enthusiasm muziką, kad parodytume Putinui, kaip jam sekasi. Deja, mažajam Vladimirui tai ne vienintelis planas, kuris šią savaitę žlugo. Štai apie ką kalbu. Kaip žinote, nuo pat šio karo pradžios Ukraina sistemingai taikosi į Rusijos generolus, pareigūnus ir karininkus, kurie įvykdė karo nusikaltimus Ukrainos teritorijoje. Kai kurie iš tų generolų žuvo vos už kelių mylių nuo Kremliaus. Jie nėra saugus net Rusijos sostinėje. Žinoma, dėl viso to Putinas norėjo atkeršyti. Todėl jis pasiuntė žmogų pašalinti Ukrainos vadą Ukrainos teritorijoje. Tačiau viskas klostėsi ne taip, kaip jis tikėjosi. Zelenskis neseniai patvirtino, kad buvo pasikėsėsinta į Charkivo vadą Ihorą Obilenskį. Užpuolikas ir jo bendrininkas buvo sulaikyti. Procesiniai veiksmai tęsiami. Aš pasidomėjau šiuo pasikėsinimu ir tai vos nesibaigė tragedija. Leiskite parodyti, ką turiu omenyje. Mes iš tikrųjų turime vaizdo įrašą žmogaus, kuris įvykdė pasikėsinimą ir jis iš tikrųjų yra ukrainietis. Rusų kuratoriai su juo susisiekė apsimesdami SBU pareigūnais, taigi Ukrainos saugumo tarnybos, ir pasakė jam, kad šis vadas, kurį jis taikėsi, iš tikrųjų yra Ukrainos išdavikas, kurį reikia pašalinti. Taigi, šis vyras patikėjo savo rusų kuratoriumi ir priėjo prie šią vadą bei įrėmė jam ginklą į nugarą. Dabar, laimiai visiems, ginklas užstrigo. Netgi laimiai tam vyrui, kuris laikė ginklą, nes jis tikrai tikėjo, kad padeda Ukrainai, nors iš tikrųjų taip nebuvo. Taigi laimiai, ginklas neiššovė. Ir stebėtinai, Putinas vėl nesėkmingai bandė. Ir atrodo, kad tai tampa tam tikra tendencija. Viskas, ką bando Putinas, nevyksta pagal planą. Ir tai supranta ir patys rusai Rusijoje. Dabar Rusijos propagandistai ir paprasti Rusijos piliečiai ragina pareigūnus tiesiog atsistatydinti ir palikti šalį. Jie nori, kad kažkas kitas valdytų šalį, kad galėtų išbristi iš šios netvarkos, kurią sukūrė visi šie elitas. Dabar netrukus parodysime tą įrašą, tačiau prieš tai noriu jums parodyti šią antraštę, kuri mane tikrai supykdė. Pažiūrėkite. Tai iš tiesų nuvilia. Dabar šiek tiek kontekstą. Apie tai jau kalbėjome ankstesniuose vaizdo įrašuose, tačiau Iranas jau labai seniai siunčia dronų dalis į Rusiją. Ir visai neseniai krovininis laivas gabeno tas dalis į Rusiją per Kaspijos jūrą. Ir atspėkite ką, Ukraina išsiaiškino, kad šis laivas nelegaliai gabena ginklus į Rusiją ir jie smogė laivui. Jie užpuolė laivą. Ukrainos požiūriu, jie tai padarė tam, kad išgelbėtų ukrainiečių gyvybės. Nes jei Rusija gautų tas dalis, jie pagamins droną ir pasiųs jį atakuoti Ukrainos daugiabučius, Ukrainos prekybos centrus, bet ką tik galite įsivaizduoti, ką Rusija puola. Ir atspėkite, ką rašo The New York Times antraštė. Pažiūrėkite. Ir beje, tai ne tik The New York Times. Daugelis pagrindinių žiniasklaidos priemonių paskelbė panašias antraštes. Pažiūrėkite, Ukraina smogia Irano laivams. Tai rodo, kaip du karai gali įsiplieksti. Ir jie tai vadina Trečiojo pasaulinio karo pradžia. Nes Ukraina sunaikino laivą, kuris gabeno ginklus į Rusiją. Kartais pamatau tokias antraštes ir suprantu, kad šie žmonės neseka to paties karo, kurį sekame mes su jumis. Pagalvokite, kas įvyko šiame kare nuo tada, kai Putinas pradėjo savo 3 dienų specialiąją karinę operaciją. Šiaurės Korėjos kariai buvo išsiųsti į Europą kovoti už Rusiją prieš Ukrainą. Ar tai trečiasis pasaulinis karas, ar dar ne? O dabar pagalvokite, nuo pat pirmos dienos Iranas siuntė Shahed dronus. Jie siuntė raketas į Rusiją. Jie netgi siuntė Irano inžinierius į Rusiją, kad ten būtų galima statyti gamyklas, kuriuose Rusija galėtų gaminti daugiau dronų, daugiau Shahed dronų. Ir žinoma, be to Kinija padeda Rusijai apeiti sankcijas, kad ši galėtų toliau kariauti prieš Europos šalį. Ar visa tai jums neprimena Trečiojo pasaulinio karo? Ar tik tada, kai Ukraina pataiko į vieną Irano karinį krovininį laivą, staiga visi pradeda kalbėti, kad šalis, kuri gimėsi, gali pradėti Trečiąjį pasaulinį karą? Ir būtent dėl to mes darome tai, ką darome čia. Nes kartais atrodo, kad skaitant pagrindinę žiniasklaidą, jie į karą žiūri ne iš tos pačios perspektyvos, kaip aš ir kaip jūs. Ir būtent dėl to mes darome tai, ką darome čia. Nes kartais, skaitant pagrindinę žiniasklaidą, atrodo, kad jie neseka to paties karo, kurį sekame mes su jumis. Todėl, jei dar neužsiprenumeravote, būtinai paspauskite prenumeratos mygtuką žemiau. Nes, patikėkite ar ne, milijonai ir milijonai daugiau žmonių skaito New York Times ir Washington Post, nei žiūri šį kanalą. O tie leidiniai tinkamai neaprašo Ukrainos gynybos. Kuo daugiau jūsų užsiprenumeruos, tuo labiau mes auksime ir taip galėsime pasiekti daugiau žmonių bei užgožti propagandą, kurią skleidžia pagrindinės žiniasklaidos priemonės. Būtent dėl to mes ir sukūrėme Basics Insider. Būsiu trumpas, nes esu tikras, kad jau pavargote nuo šio akiplėšiško savęs reklamavimo. Basics Insider yra narystė, prie kurios galite prisijungti čia, YouTube'ą, paspaudę prisijungimo mygtuką žemiau, arba apsilankę basicsinsider.com, arba mūsų Patreon, Substack,
kur tik jums patogiau mus paremti. Ir mainais jūs iš tikrųjų gaunate kažką tikrai vertingo. Kiekvieną dieną mes įkeliame išskirtinius vaizdo įrašus, kurių negalime publikuoti čia, YouTube, nes YouTube priklauso nuo reklamuotojų. Yra tam tikrų dalykų, apie kuriuos reklamuotojai nenori, kad mes kalbėtume. Pavyzdžiui, kas vyksta fronto linijose, kas tiksliai vyksta, kaip ukrainiečiai kovoja, kaip ukrainiečiai ginasi. Tačiau tai yra karo realybė ir mes norime apie ją pasakoti. Norime pasikviesti patyrusius veteranus, tokius kaip Čakas Faras, kad jie išsamei paaiškintų, kas vyksta ir kiek daug galime iš to pasimokyti. Todėl mes sukūrėme šią narystę, kurioje galime publikuoti ką tik norime, nesijaudindami, ar reklamuotojas, žinote, apribos mūsų vaizdo įrašą arba padarys taip, kad jūs jo nerastumėte. Taigi, jei norite mus palaikyti ir gauti prieigą prie išskirtinio turinio, galite tai padaryti jau dabar, paspaudę prisijungimo mygtuką, apsilankę Basics Insider arba mūsų Patreon arba Substack. Visos nuorodos yra apačioje. O dabar pakalbėkime, kodėl rusai nusigręžė nuo savo valdžios. Peržvelkime klipus, kuriuos pažadėjau. Pirmiausia, turime Kremliaus propagandistą, kuris viešai sako, kad ar artėja perversmas, kurį surengs Rusijos ministras pirmininkas, pakeisantis Putiną ir išgelbėsiantis šalį. Apie tai jie diskutuoja rusiškose laidose. Paklausykite. Kalbama apie tai, kaip pas mus viskas eskaluoja. Tai apie tai, kaip visoje visuomenėje kurstoma įtampa. Aš nesuprantu. Sąžiningai aš seku. Ir aš tiesiog nieko nesuprantu. Vaikinai, ar jūs bandote išlaikyti stabilumą? Ar bandote žmonės kuo labiau supykdyti? Tai kuris variantas? Ar perversmas jau vyksta, ar ne? Hipotetiškai yra toks. Yra versija, kurią kai kurie žmonės siūlo, kad Kirijenka ruošia perversmą. Bet kurią akimirką jis ir jo komanda, Jo žmonės ateis į valdžią ir viskas bus valio. aš nesuprantu. Ar jis planuoja perimti sudegusią dykvietę? Ar jis planuoja atsidurti visiško chaoso ir beteisiškumo situacijoje? Galbūt aš esu naivus ir nepakankamai išmanantis. Aš esu chemijos mokytojas, o ne istorikas. Bet ši istorija man skamba visiškai absurdiškai. Man tai visiškai beprotiška istorija. Ir prisiminkite, ką sakiau šio vaizdo įrašo pradžioje. Kai kurie rusai ragina pareigūnus tiesiog atsistatydinti ir palikti šalį, o kiti tiesiog kalba apie bolševikų stiliaus egzekucijas tiems, kurie, žinote, griauna šalį. Štai kur dabar yra Rusijos informacinė erdvė. O tada turime Wildberries pardavėją, kuris kalba apie tai, kaip paprasti žmonės sunkiai gyvena. Bet Rusijos elitas ir Rusijos pareigūnai gyvena savo prabangiai, nepaisant to, kad priima siaubingus sprendimus, kurie tiesiog griauna šalį. Paklausykite, o tada pereisime prie neseniai įvykdytų smūgių. Pastarosiomis dienomis Ukraina surengė smūgius prieš Rusijos sandėlius. Štai įrašas. Tai tampa gana niūria tradicija. Pradėti dieną nuo žinių, kad dar vienas Wildberries sandėlis buvo sunaikintas, tampa įprasta. Dabar dega Penza. Vakar degė Kazanė. Tai jau 8 arba 9 sandėlis. Mes artėjame prie maždaug pusės visos Wildberries logistikos. Sunaikinta per pastarąją savaitę ir pusę. Kas iš tikrųjų siaubinga, tai kad žmonės buvo fiziškai sužeisti. Buvo aukų. Verslo savininkai patyrė didžiulių finansinių nuostolių. Tai taip pat yra problema pačiai Wildberries. Tai paveikia didžiulį žmonių skaičių, nes yra tų, kurie užtikrina tiekimo grandinių veikimą. Kai kurie žmonės gamina prekes. Kiti viską transportuoja ir pristato. Ir kai kurie dalyja užsakymus atsiėmimo punktuose, įskaitant tuos, kurie valdo atsiėmimo punktus. Tai yra didžiulis darbo vietų skaičius. Ir panašu, kad ši tendencija artimiausių metų nesustos. Priešingai. Bus tik blogiau. Žala ir šios prakeiktos katastrofos mastas yra ir bauginantys, ir siutinantys. Netgi baseino gyvenime tai niekada vyksta. taip nebuvo. Ir mes esame tie, kurie turi tai išgyventi. Tam yra priežasčių. O žmonės atsakingi už šį žlugimą, kol jis vis dar aktyviai vyksta, jaučia jo pasiekmes daug mažiau. Našta lieka mums, paprastiems žmonėms. Taip. Jie tai jaučia patys, palikdami tai mums. Per pastarąsias 2 dienas ukrainiečių dronai smogė dar 2 logistikos sandėliams Rusijos teritorijoje. Tai jau 18 sandėlių per vos 13 dienų. Šie sandėliai padeda maitinti karo mašiną, kurią sukūrė Putinas. O dabar tas kuras tiesiog dega. Beje, paskutinėme vaizdo įraše klausiau, kodėl šie pastatai dega taip stipriai. Kai žiūri kai kuriuos šiuos vaizdo įrašus, atrodo, kad jie tikrai smarkiai dega. Ir atsakymą gavau iš komentarų. Panašiai kaip Amazon, Wildberries naudoja popierinės dėžės viskam, ką kas nors perka pristatyti. O tos popierinės dėžės iš esmės yra kaip kuras ugniai. Taigi, jei kyla gaisras, popierinės dėžės tiesiog toliau dega. Ir visas pastatas sunaikinamas dėl kelių dronų. Iš tikrųjų, turime vaizdo įrašą.
Pažiūrėkite į šį Volgogrado sandėlį, į kurį buvo smogta vos prieš 2 dienas. O štai taip atrodo pasekmės, kai gaisras užgesintas. Ir žinoma, kai sandėlis dega, rusai dėl to nėra patenkinti. Pagalvokite patys, jei esate rusas arba tiesiog paprastas žmogus, tiesa, net nebūtinai Rusija, ir atidarote savo namų langą ir matote, kaip jūsų miestas tiesiog dega. Žinoma, jūs nebūsite patenkintas. Pažiūrėkite į šį klipą, kuriame gyventojas tiesiog akivaizdžiai supykęs dėl to, ką mato. Situacija baisi. Supratau. Tai buvo grad. 5 ryto pusę 5. Valdas Sudaks. Taip, štai visi gyvi. Buvo... O dabar aš. Aš tiesiog pažvelgiau į stogą ir stovėjau žiūrėdama. Dabar apsidairiau. Stoviu ant stogo, žiūriu. Ten tolumoje. Ir tas taip pat. 5. Dūmai irgi tikrai. Milžiniški. Dabar viską nufilmuosiu iš čia. Gerai. Jei jau kurį laiką sekate šį kanalą, prisimenate, kad ukrainiečiai turėjo žaidimą dėl rusiškų naftos perdirbimo gamyklų. Kai Ukrainos dronai taikydavosi į gamyklą, jie sukūrė bingo žaidimą, kuriame užbraukdavo tą gamyklą. Atspėkite ką? Dabar, kai Ukraina pasirūpino Rusijos naftos perdirbimo pramonę, dabar jie pereina prie rusiškų sandėlių. Ir jie turi naują žaidimą – Warehouse Bingo. Pažiūrėkite, kaip tai atrodo. Šie sandėliai yra reitinguojami pagal dydį. Didžiausias yra Maskvos regiono sandėlis. Jo dar nekliūdė, bet esu tikras, kad labai greitai į jį bus smogta. Antras pagal dydį yra tame pačiame regione visiškai sunaikintas. 3, 4 sunaikinti. 5 buvo pataikytas, bet dar nesunaikintas. Taigi jis yra apgadintas, bet nesunaikintas. 6 sunaikintas. Ir tada galite matyti visus kitus. Iš viso, iš 24 didžiausių sandėlių, 10 sunaikinta, dar 3 apgadinti. Pažiūrėkime, kiek laiko užtruks, kol pasieksime bingo. Iš viso dronų smūgiai išjungė daugiau nei 15% Valbario sandėlių pajėgumų Rusijoje. Nuo Liepos 18-osios, kai ši kampanija prasidėjo, mažiausiai 8 prekyviečių sandėliai, kurių bendras plotas apie 860 000 km2. Manau, tai maždaug Monako dydžio, arba net dvigubai didesnis už Monaką, buvo atakuoti. Tai sudaro 15,4% visų įmonės sandėlių pajėgumų. Pasak Rusijos žiniasklaidos, didžiausi nuostoliai sandėliai Maskvos regione, tai antras pagal dydį. Tai antras pagal dydį, kurį ką tik matėme. Ir kitas – Riazanės regione. Be to, gaisrai kilo ir kitose objektuose – Sankt Peterburge bei okupuotame Simferopolyje. Štai žemėlapis. Visą tai galite matyti. Ir jei atkreipsite dėmesį, tai iš esmės yra vakarų Rusija. Ir tai tarsi savotiškas Rusijos geografijos negatyvas. Daugelis žmonių Didžioji dauguma žmonių Rusijoje gyvena vakarinėje šalies dalyje, nors šalis yra tokia didelė. Tai reiškia, kad visi ekonominiai centrai, visi sandėliai, visos įmonės yra vakarinėje pusėje. Taigi Ukrainai lengviau juos pasiekti nei tuos, kurie yra rytinėje pusėje. Ir vėlgi, nesakau, kad rytų Rusijoje nėra žmonių. Tiesiog didžioji dauguma rusų ir visa ekonomika yra sutelkta vakaruose. Štai kodėl matote tiek daug smūgių tokioje mažoje teritorijoje. Dabar štai juokingas memas, kuris pasirodė Rusijos socialiniuose tinkluose. Kai kurie rusai dabar kalba, galbūt galėtume šiuos sandėlius perkelti po žeme. O vienas iš komentarų apie šią idėją sako, galbūt Putinui teks padaryti šiek tiek vietos savo bunkeryje. Na, žinote, kad galėtume ten laikyti atsargų. Abejodžiu, ar Putinas įsileis žmonės į savo bunkerį, bet būtent iš to dabar juokiasi rusai. Be to, iš Rusijos sklinda dar viena komiška naujiena. Ir čia reikia šiek tiek daugiau konteksto. Žinote, eBay šiek tiek primena Amazon. Iš tikrųjų, jis nėra toks kaip Amazon, bet šiek tiek panašus. Na, Rusijoje yra kita įmonė vadinama Ozon, kuri iš esmės yra kaip Amazon, kaip ir Wildberry. Ji tiesiog mažesnė, taigi tai yra mažas konkurentas. Ir štai ką dabar Ozon sandėliai piešia ant savo sandėlių stogų. Pažiūrėkite. Ant stogo parašyta, tai nėra Wildberries, prašome nuskristi. Dabar svarbus dalykas. Ozon, kaip ir Wildberries, taip pat bendradarbiauja su Rusijos kariuomenė, padeda su logistika ir viskuo kitu. Tad abejoju, ar tai suveiks. Esu tikras, kad Ukrainos dronai anksčiau ir vėliau taikysis į šį sandėlį. Bet vis tiek juokinga, kad apie tai praneša Rusijos žiniasklaida. Štai prie ko privedė Putino Rusija. Įmonės, užuot pasitikėjusios savo vyriausybę, kad čia apsaugos jų verslą, tiesiog sako, ei, mes ne Wildberries.
Tiesiog judėkite toliau, eikite pirmin. Bet kokiu atveju grįžtant prie Wildberries, panašu, kad viena didžiausių Rusijos įmonių svarsto galimybę palikti šalį arba bent jau perkelti dalį savo veiklos į užsienį, nes taip tiesiog saugiau. Pažiūrėkite į šią naujieną. Rusijos žiniasklaida praneša, kad Wildberries skubiai ieško sandėlių Kazachstane po Ukrainos drono atakų. Beje, dar vienas svarbus dalykas, apie kurį neseniai skaičiau, kurį ateityje būtinai aptarsiu, yra tai, kad sandėlių ši įmonė tikriausiai galėtų lengvai pakeisti. Didesnė problema bus darbuotojų pakeitimas. Kaip ir Amazon, esu tikras, kad ši įmonė yra vienas pagrindinių darbdavių Rusijoje. Ir šiuo metu yra ir teigiama pusė viskam, ką Putinas daro ekonomikos požiūriu. Tai, kad nedarbas Rusijoje buvo itin žemas. Jis siekia maždaug 2 procentai. Istoriškai Rusijoje taip nebūdavo. Nedarbas paprastai būdavo aukštas. Bet dabar pagalvokite, milijonas žmonių kariauja fronto linijose, tikriausiai net daugiau. 1,6 milijono sužeistų ar žuvusių. Ir be to, dar milijonas žmonių išvyko, kai Vladimiras Putinas bandė mobilizuoti šalį 2022 metais. Taigi tiek daug žmonių, ypač tų, kurie anksčiau dirbo, kurie buvo darbo jėgos dalis, tiesiog paliko šalį. Taigi Rusijos nedarbo lygis yra labai žemas ir jei ieškote darbo, galite jį gana lengvai rasti. Dabar, kai Wildberries darbuotojai mato, kas vyksta jų sandėliuose, tiesa? Kartais jie net negauna jokio įspėjimo. Kai kuriuose vaizdo įrašuose iš Rusijos matome, kaip darbuotojai bėga iš sandėlių, kai dronai smogia į sandėlius. Kur yra įspėjimai, kad rajone yra dronų? Ypač dabar, kai jie žino, kad Ukraina vykdo kampaniją prieš šiuos sandėlius. Manau, kad darbuotojai turėtų gauti kažkokį įspėjimą. Ei, jums reikia evakuotis. Į miestą artėja dronai, bet jie tokio įspėjimo negauna. Taigi, jei esi darbuotojas dirbantis viename iš šių sandėlių, žiūri į visą tai ir galvoji, galbūt turėčiau susirasti darbą kitur. Taigi jie pradės išeiti ir tai baigsis tuo, kad šiai įmonei bus labai sunku juos susigrąžinti. Ypač turint omenyje, kad abejoju, ar šios įmonės gali konkuruoti su gynybos gamyklomis ar bet kuo gynybos pramonėje, kai kalbam apie atlyginimus. Žinai, gynybos įmonės Rusijoje moka tokį didelį atlyginimą, kad labai sunku priversti darbuotojus grįžti prie darbo, kuris moka mažiau ir tikriausiai dabar yra rizikingesnis. Bet kokiu atveju į tai gilinsimės ateityje. O dabar noriu pažiūrėti, kaip visa tai nušviečia Rusijos žiniasklaida, ypač sandėlių atakas. Taigi, paklausykite. Šiandien Nižni Novgorodas paskelbė nuomonių straipsnį apie tai, ką daryti dėl Ukrainos dronų atakų prieš Rusijos sandėlius. Kasdieniai Ukrainos dronų reidai visoje Europos Rusijos dalyje reikalauja skubaus, ryžtingo ir sistemingo atsako. Rusijos gynybos ministerijos pranešimo analizė rodo, kad nuo 2026 metų pradžios daugiau nei 50 Rusijos regionų reguliariai patiria oro armijų sudarytų iš 500-800 dronų atakas. Tačiau šiame oro kare buvo atidarytas papildomas frontas. Vienas po kito dega sandėliai su civilinėmis prekėmis skirtomis internetiniai prekybai. Pavyzdžiui, šiandien, tai yra vakar, buvo užpultas Wildberries sandėlis Riazanės regione. Tai reikalauja ypatingo dėmesio. Kijevo plataus masto karas prieš prekyvietes matyt yra nukreiptas į staigų šalies vartotojų rinkos destabilizavimą, skatinant infliaciją. Ir be to, psichologiškai traumuojant reikšmingą gyventojų dalį, griaunant jų kasdienio gyvenimo pagrindus, galbūt net sukeliant socialinį nepasitenkinimą ir vietinius neramumus, kurie kažkaip gali paveikti artėjančius rinkimus. Pirmiausia, būtina greitai padėti didelių sandėlių kompleksų operatoriams apsaugoti visiškai pažeidžiamas dėl savo dydžio, atvirumo ir prieinamumo patalpas nuo tolesnių oro atakų. Tačiau sandėliai taip pat turi pranašumą. Didelis plotas ant jų plokščių stogų yra patogus įtvirtintiems oro gynybos taškams, kuriems tinka seni geri smėlio maišai, prožektoriai, didelio kalibro kulkosvaidžių sistemos ir greito šaudymo zenitiniai pabūklai. Jie taip pat gali būti dronų perėmėjų paleidimo taškai ir sustiprintos gaisrų gesinimo sistemos. Prie sandėlių prieigų, kai įsijungia signalizacija, visiškai įmanoma į orą paleisti užtvarinius balionus. Galbūt atėjo laikas sukurti ir apmokyti civilių savanorių kovos su dronais būrius. Taigi tai yra kiti žingsniai Rusijos gyventojams. Pirmiausia, apmokyti savanorių kovos su dronais būrius. O tada jie sakys, žiūrėkite, šie žmonės jau apmokyti. Kodėl jų tiesiog nesiųsti į fronto liniją? Būtų greičiau, nes Rusijai visada reikia karių fronte, ar ne?
Esu tikras, kad tai bus kitas žingsnis, kadangi jau kalbame apie dronus, yra dar vienas dalykas, kurį turite pamatyti. Ukrainietiški dronai su šautuvais. Dronai, kurie tiesioginė prasme gali numušti rusiškus dronus ore, naudodami šautuvus. Ir vėlgi, tai trumpas segmentas, trumpas klipas iš mūsų įprastų išskirtinių vaizdo įrašų, kuriuos kūrėme Basics Insider nariams. Jei norite tai žiūrėti reguliariai, galite tapti nariu jau dabar, paspaudę prisijungimo mygtuką apačioje, apsilankę Basics Insider arba mūsų Patreon arba Substack. Visos nuorodas yra apačioje. O dabar klipas. Mėgaukitės. Taip, taigi jūs turite. Jūs turite problemą su kinetiniu smūgiu, kai vienas dronas trenkiasi į kitą. Tai mainai, vienas už vieną. Tai nėra. Žinote, galiausiai tai nėra efektyvu. Taigi, mes turime didesnį droną. Beveik kiekvienu atveju Ukrainos dronas, nešantis tą šautuvą, bus šiek tiek didesnis už droną, į kurį jis taikosi. Matote, visi jie yra kvadrokopteriai. Jie pradėjo tiesioginę prasme su dvivamzdžiais šautuvais, kaip Elmeris Fadas. Taigi turėjai du šūvius, vieną iš vieno vamzdžio, kitą iš kito vamzdžio. Bet jiems pavyko patrumpinti pusiau automatinius šautuvus, tokius kaip Remingtonas 1100. Ir žinote, kiekvieną kartą nuspaudus gaiduką iššauna šovinys, paprastai 6. Galima išplėsti dėtuvę iki 8, bet manau, kad paprastai būna 6. Bet žinote, ir jūs net nenaudojate stambių šratų. Naudojate smulkius šratus, nes jums nereikia padaryti didelės žalos kito vaikino dronui, kad paverstumėte jį, žinote, skraidančiu menu. Šitas gana įdomus. Tai buvo jūros dronas. Taip, štai taip. Taigi nepilotuojamų peršinių laivų evoliucija, technologija, kurią Ukraina ištobulino. Dažnai dabar jie gali gabenti subamuniciją, o šiuo atveju gabena kitus dronus. Taigi matote, šis objektas buvo aptiktas. Tai dienos metu vykdoma operacija. Matėte, kaip Rusijos dronas vos į jį nepataikė. Ir štai atskrenda dronas ir bum. Nežinau, koks buvo tas taikinys, bet atrodo, kad jis gana gerai dega. Ir štai matote, tas ilgesnės ugnies juostas. Man tai leidžia manyti, kad tai buvo sunkioji kuro alyva. Nes jei tai būtų benzinas, jis linkęs užsidegti iš karto. Jei tai sunkesnis alyvos tepalas, galbūt jie nedega taip greitai, bet juda žeme taip. Vienas įdomus dalykas apie tai. Taip Ukraina sugebėjo po truputį silpninti Krymo oro gynybą. Jie siųsdavo vieną iš šių naktį. Jis tyliai prisiartindavo prie kranto, paleisdavo vieną ar du dronus ir jie puldavo rusiškus radarus bei jutiklių antenas. Ir matai tą didelę iškeltą stiebą ten? Tai tam, kad padidintų, veikimo nuotolį. Drono valdymo. Taigi tai iš tikrųjų gali būti, tas stiebas gali būti pakelta. Todėl jie išvynioja šviesolaidinį kabelį ir laiko jį virš vandens. Nes tai leis dronui, nepilotuojamam antvandeniniam laivui, judėti aplinkui. Taigi ji nėra niekur pritvirtinta. Taigi visa ši įranga yra gana šauni. Ir galiu pasakyti, kad JAV karinis jūrų laivynas sukūrė šią technologiją. Ir mano laikais ji buvo daugiausia naudojama. Tai buvo specialios prieigos programos. Ir jie daugiausia buvo naudojama žvalgybai. Bet žinote, ar JAV karinis jūrų laivynas turi tokių dalykų? Taip, nes jie žiūri jūsų kanalą, užsirašo ir sako, ei, mums reikia tokio dalyko. Tai gana šaunu. Gerai. Ukraina smogė 170 prekybinių laivų Azovo ir Juodojoje jūrose. Azovo jūra yra viršuje. Matote šiuos du tanklaivius. Apie tai pranešiau Keypost, Louise ir Banda. Louise 1 ir Banda. Jūs ką tik matėte, kas greičiausiai buvo patranko šūviai iš orlaivio, siekiant pataikyti į šį droną. Gerai, nepataikė. Bet galiausiai orlaivis nutraukė ataką, nes buvo per arti tanklaivio. Taigi, tikriausiai tai buvo bomba, kurią jie bandė numesti, bet tai, žinote, absurdiška. Taigi, siekiame išvesti laivą iš rikiuotės. Jūs smogėte laivui būtent ten, kur norite. Tarp vairo stiebo ir vadinamosios sandarinimo vietos. Tai yra flanšas, kuris leidžia sraigtui suktis. Taigi, jei ten pataikai į laivą, jis turi būti nuplukdytas į laivų remonto doką, kad būtų suremontuotas. Kitas dalykas, jie juk nesistengia išleisti naftos, tiesa? Ir jie nesistengia nužudyti įgulos narių. Jie
Jie tiesiog išveda šį dalyką iš rikiuotės. Ir Ukraina tai daro išskirtinai gerai. Tačiau visi šie tanklaiviai jau yra tarptautiniu mastu sankcionuoti. Kitas dalykas, kurį paminėsiu, yra tai, kad jie buvo inkaruoti netoli Rusijos karinio jūrų laivyno bazės Novorossijske, kuri yra rytuose. Sėkmės! Jei įplaukite ir uždirbate apie $43 milijonus už vieną tokio dydžio tanklaivio krovinį, Tikitės, kad Rusijos karinis jūrų laivynas išplauks ir jums padės. Tai neįvyks, bičiuli. Jie negali. Jie norėtų. bet jie negali. Man patinka šiek tiek jūrinio sabotažo. Žinote, nuo to aš pradėjau. Tai mano šaknys. Šie jūros dronai yra gana šaunus. Nuostabu žmogau. Žinai, jie gali plaukti, maždaug 40 mazgų greičiu. Jiem dažnai nereikia plaukti taip greitai. Jie pagaminti iš anglies pluošto. Ir įtariu, kad šis laivas taip pat padengtas radaro bangas su geriančiais dažais. Ir kai turi tokio tipo platformą, radaras tavęs nemato, bet kartais jis gali matyti tavo vandens pėdsaką. Todėl plauki lėčiau. Taigi šie laivai jų beveik neaptinka. Taip, kai tik įstojau į laivyną, turėjome patrulinį laivą, vadinamą Sea Fox. Ir jo langai buvo su zigzagais. Jis buvo pilkas ir kas nebuvo reklamuojama apie Sea Fox, tai kad jis buvo visiškai nematomas radarui. Jie apie tai niekam neužsiminė. O mano laikais buvo taip. Mūsų negalėjo pamatyti, nebent plaukdavome apie 35 mazgus. Ir tada susidarydavo vandens purslų uodega, kurią radaras galėdavo aptikti. Taigi tai buvo slaptumo programa, kuri visiškai slėpėsi visų akivaizdoje. Įdomu tai, kad jie pardavė 5 Sea Fox patrulinius katerius izraeliečiams, bet į juos įdėjo metalinės juostas. Taigi jie iš tikrųjų pasirodydavo radare. Tai buvo gana keistas triukas. Bet kalbant apie jūrinius dronus, manau, kad čia matome tą pačią technologiją. Kiek tokių reikia, kad būtų galima išvesti iš rikiuotės vieną iš šių tanklaivių? Išvesti iš rikiuotės užtenka vieno. Tiesiog wow. Žinai, karo laive turi... Žinai, lėktuvnešis yra geras pavyzdys. Lėktuvnešė yra 5000 žmonių. Turi 300 pėdų ilgio naikintoją. Jame gali būti apie 200 žmonių, nes reikia valdyti visus jutiklius, visas ginkluotės, o likusi įgula reikalinga remontuoti pažeidimus. Ir žinai, šiame krovininėme laive, net tame, į kurį dabar žiūrime, tikriausiai nėra net 30 vyrų. Ir žinai, jų galimybės likviduoti pažeidimus yra ribotas. Tai daug naftos. Taip, tikrai, bet žinai ką, jie klausosi. Jie nebeeksportuoja distiliatų, jie nebeeksportuoja benzino ar dizelino. Jie jų nebegali gauti. Jų tiekimas yra 65% mažesnis nei suvartojimas. Ir žinai, mes matome šio karo pabaigos pradžią. Aš tikrai taip jaučiuosi. Iki porą. Manau, naikintuvas buvo sunaikintas ant tako. Tormundas. Taip, šitą prisimenu. Tai yra oro smūgis į dronų valdymo punktą. Turime didelį sprogimą, o čia yra kovos padarinių įvertinimas. Taigi, Ukrainos naikintuvas numetė valdomą bombą ant šio taikinio. Tiksliai nežinau, kur tai yra, bet manau, kad kairėje nuotraukos pusėje yra kanalas. Žinote, faktas, kad čia įvykdytas Ukrainos oro smūgis, daug pasako apie vietinį oro pranašumą arba dominavimą virš nulinės linijos. Prieš 4 metus Rusija turėjo, žinote, oro pranašumą visur. Dabar abi pusės pakaitomis įgyja vietinį pranašumą ore. Ir apskritai šios valdomos bombos yra taupomos vadavietėms ir dronų valdymo punktams. Taigi galite matyti, jei imtumėte, žinote, jei pasislėptumėte tame pastate, galėtume rasti kojinę galbūt. Bet tai ir buvo visas smūgio tikslas. Tai yra sklendžianti bomba iš naikintuvo? Taip, manau, šiuo atveju tai tikriausiai, žinote, jie vadina jas sklendžiančiamis bombomis. Ši atskrido taip greitai. Manau, kad čia labiau prancūziška AASM Hammer bomba arba GBU tipo. Žinot, kas anksčiau buvo vadinama JDAM, žinote. Ji turi minimalius aerodinaminius paviršius, bet gali būti valdoma. Daugeliu atveju rusiškos sklendžiančios bombos, jos primena tai, kas vadinama JDAM-ER. Taigi, rusiškos sklendžiančios bombos išskleidžia sparnus ir juda tikrai gana greitai, bet galbūt jas galima pamatyti. Tai kažkas panašaus į GBU arba Hammer.
Jos juda per greitai, kad būtų galima pamatyti. Kartais jas galima išgirsti. Bet jei jas girdite, tikėtina, kad esate taikinys. Taigi, tai nėra geras dalykas, kurį norėtumėte girdėti. Gerai. Čia turime kažką, su kuo turiu nemažai patirties, kai mane šaudė. Tai žinote, Grad 21. Mano laikais tai buvo vadinama Katiuša. Tai buvo paveldėtas Antrojo pasaulinio karo pavadinimas. Ir vėlgi, jei norite toliau žiūrėti šią seriją, galite tai padaryti tapę nariu. Mano vardas Semas ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.